žinia, manevrai yra mums dar nežinomi. Ir taip, pasitikite plojimais, švilpimais, ovacijom, Vytauto didžiojo karo muziejaus edukacinis projektas pajusk Žalgirio mūšio dvasią! Dalyvauja vaikai iš 20 Kauno mokyklų, tai yra daugiau virš 100 vaikų! Laimušis prasideda, ar jūs norite išvysti Žalgirio mūšį? Ar lietuvių kariauna pasiruošus? O kryžiuočiai? Kol kas iš kryžiuočių toks vaizdas, kad ten moteris. Bet gal taip nėra, gal taip nėra. Na kągi, mūšis lai prasideda! Lemiamam mūšiui Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir Lenkijos karalystę mūšiuočiai sutelkė galingą kariuomenę. Užkariautose Prūsų žemėse gausius karių pulkus surinko Marienburgo, Karaliaučiaus, Elbingo, Kulmo, Balgos, Ragainės, Braunbergo ir kiti miestai bei žemės. Iš visos vakarų Europos į Marienburgą susirinko daugiau nei 4000 karių. Tarp kilmingų riterių buvo 23 kunigaikščiai, 21 markgrafas, 58 grafai. Visą ordino kariuomenę sudarė 51 pulkas. Juos tais laikais vadino vėliavos. Kryžiuočių kariuomenėje galėjo būti nuo 15 iki 21 tūkstančių puikiai ginkluotų ir gerai karo meną išmanančių vyrų. Į ordino žemes Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir Lenkijos karalius Jogaila atsivedė nuo 21 iki 29 tūkstančių karių. Vytautas Žalgirio mūšio lauke vadovavo 41 pulkui. Minimos Trakų, Vilniaus, Gardino, Kauno, Lydos, Medininkų, Smolensko, Polocko, Kijevo, Pinsko, Naugarduko, Volkovinsko, Drohičino, Melniko, Krameneco, Starodumo ir kitų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemių pulkai. 10 iš jų stovėjo po vėliavomis su Gedimino stulpais. Kitų žemių raudome vėliavų fone švietė riteris Vytautas. Vytauto kariuomenės gretose ir buvo apie 2000 totorių. Iš viso Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė galėjo kautis iki 12 tūkstančių karių. Lenkijos kariuomenė sudarė 50. Formaliai sąjungininkų kariuomeniai vadovavo Jogaila, tačiau mūšio lauke Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos kariuomenę valdė Vytautas. Ankstyvą 1410 metų Liepos 15 rytą abi kariuomenės susitiko tarp Tannenbergo ir Griunvaldo, kurį lietuviai vadina Žalgiriu. Dešiniajame sparne priešais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenę kryžiuočiai išrikiavo 15 gerai ginkluotų pulkų, tarp kurių buvo ir sunkiai šarvuotų vokiečių riterių. Jiems vadovavo labai patyręs karys, ordino maršalas Friedrichas von Valenrodas. Valenrodo pusėje telkėsi iš vakarų Europos atvykę riteriai. Kairiajame sparne priešais Lenkus ordinas išrikiavo 20 vėliavų. Joms vadovavo didysis ordino kontūras Kunas von Lichtensteinas. Pats ordino magistras Ulrikas von Jungingenas su 16 vėliavų pasiliko užnugarį. Vokiečių riteriai 3 valandas laukė sąjungininkų puolimų, nes patys pulti negalėjo. Mat pamiškėje išsidėščiusi Lenkijos kariuomenė neleido manevruoti sunkiai kavalerijai. Norėdami išprovokuoti Jogailos ir Vytauto ataką, Ulrikas von Jungingenas pasiuntė heraldus.
įteikė Jogailai ir Vytautui du kalavijus. Įteikdami kalavijus jie tarė: šviesiausias karaliau, didysis magistras siunčia tau ir tavo broliui Vytautui šiuos kalavijus. Gal padedami jūs pagaliau išsirinksite mūšio vietą, nesislapstysite miške ir neatidėliokite kautynių, nes vis tiek jų neišvengsite. Tai buvo įžeidžiantis veiksmas, nes valdovui dovanoti ginklą be mankštų reiškia didžiulę nepagarbą. Jogaila pasitarė su Vytautu liepė perduoti: nors mūsų kariuomenė netrūksta ginklų, kalavijus priimame ir padedami Dievo susikausime su magistru dėl teisybės, o kautynių vietą pavedame Dievo valiai. Mūšis prasidėjo apie 11 valandą ryto. Pirmieji į ataką metėsi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės sudėtyje buvę totoriai, vadovaujami chanu Džalaladinu. Jie paleido strėles iš savo lankų ir pabandė išjudinti kryžiuočių eiles staigiu puolimu. Labai staigiai puolė. Labai staigiai puolė ir kryžiuočiai. Po totorių atakos į mūšį pajudėjo priešakiniai lietuvių pulkai. Pirmosios eilės buvo išsirikiavę pleištais, kad būtų galima kaip galima giliau įsiskverbti į priešų rikiuotę. Jas pasitiko bombardų šūviai ir arbaletininkų strėlės. Kryžiuočių bombardus ir šauliai spėjo paleisti vos porą salvių, kai juos užgriuvo lietuvių raiteliai. Tačiau čia juos pasitiko Friedricho von Wallenrodo sunkioji kryžiuočių kavalerija. Geležinė vokiečių rikiuotė įsirėžė į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės lengvąją kavaleriją. Kaip rašė kronikininkas Janas Dlugošas, nuo lūžtančių iečių ir jų smūgių į šarvus kilo toks triukšmas ir debesys, lyg griūtų didžiulis pastatas, o kalavijų žvangesį žmonės girdėjo už kelių mylių. Maišatyje nebuvo įmanoma atskirti bailio ir drąsuolio, nes grūstyje nėjo žengti nei žingsnių, kol nekrisdavo priešakyje buvęs priešas. Į pagalbą priešakiniams pulkams Vytautas pasiuntė antrosios linijos pulkus. Į kruvinas grumtynės metėsi Smolensko, Trakų, Vilniaus ir Kauno žemių kariai, kurie kiek atstūmė kryžiuočius. Įnirtingos kautynės tęsėsi nemažiau kaip pusvalandį. Sulūžus ietims, kariai grūmėsi kalavijais, durklais ir kirviais. Netrukus Friedrichas von Wallenrodas į kautynės metė antrąją riterių kovos liniją ir pats stojo jos priešakyje. Kitame kautynių sparne puolimą prieš Lenkų pulkus pradėjo ordino didžiojo kontūro Konrado von Lichtensteino vedamos pirmoji ir antroji linijos. Kryžiuočių smūgis buvo toks galingas, kad vienu metu pirmoji Lenkų eilė susvyravo, kai kryžiuočiams pavyko paimti Lenkijos karaliaus didžiąją vėliavą. Į mūšį metus papildomas pulkus vėliavą vėl pavyko atsikovoti ir Lenkų pulkai susitelkė. Praslinkus valandai nuo kautynių pradžios, Lietuvos kariuomenė ėmėsi kryžiuočiams netikėto atsitraukimo manevro. Patikėję tuo, kad lietuviai bėga iš mūšio lauko, ordino maršalas 9 vėliavas nusiuntė paskui lietuvius, o 6 pasuko Lenkijos kariuomenės link, ketindamas ją apsupti iš dešinės ir iš nugario. Didžioji kariuomenės dalis besitraukdama nuvyko į mišką, o keli Smolensko žemės pulkai vadovaujami Jogailos brolio kunigaikščio Lengvenio liko mūšio lauke ir pridengė Lenkijos kariuomenės dešinį sparną. Įnirtinga kova truko kelias valandas. Vokiečių riteriai
tiesiog užgriuvo smolenskiečių eiles ir iškapojo jų dalinį. Tačiau jie kartu su Lenkų pulkais ir toliau įnirtingai gynėsi, nors sėkmė ėmė krypti ordino naudai. Kryžiuočiai užtraukė pergalės giesmę ir ėmė rikiuotis paskutiniai atakai. Į mūšį įsijungė ir pats ordino magistras Ulrikas von Jungenas su 16 stipriausių rezervinių kryžiuočių vėliavų. Atrodė, kad kryžiuočių pergalė neišvengiama. Kovos sumaištyje vienas riteris, Dieboldas Giogerisas iš Maiseno, net sugebėjo priartėti prie paties karaliaus Jogailos. Karaliui net pačiam teko atremti užpuoliko smūgį, o suskubusi sargyba mirtinais kirčiais sustabdė riterį. Matydami, kad kryžiuočiai baigė palaužti Lenkų eiles, Jogaila ir Vytautas į kovos lauką išvedė trečiąją Lenkų karių liniją. Po įnirtingų kautynių kryžiuočių puolimą pavyko atmušti. Magistro ir maršalo riteriai dar keletą kartų atakavo, bet taip ir neįstengė palaužti Lenkų ir smolenskiečių eilių. Tuo tarpu lietuviai panaudojo seniai jiems žinomą taktinį manevrą. Neva išsisklaidę, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pulkai netikėtai susijungė ir sugrįžo į mūšį. Įnirtingai Lenkus puolantys ordino magistro pulkai laiku nepastebėjo į mūšį grįžusių lietuvių, kurie vedami didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto staiga smogė kryžiuočiams iš šono ir užnugario. Ordino magistras Ulrikas von Jungenas, maršalas Friedrichas Valenrodas ir didysis komtūras Hunas Lichtensteinas atsidūrė apsuptyje. Apsupties žiede prasidėjo kryžiuočių triuškinai. Iš apsupties tai išsiveržė 6 ordino vėliavų likučiai. Kiti kryžiuočių riteriai žuvo arba buvo paimti nelaisvėn. Sąjungininkų kariuomenė bėgančius kryžiuočius persikėjo dar beveik 30 km. Didysis magistras atsisakė gelbėti ir su savo riteriais grūmėsi iki paskutinės akimirkos. Kautynės Žalgirio lauke truko apie 10 valandų. Mūšis baigėsi temstant apie 9 valandą vakaro. Po mūšio paaiškėjo, kad žuvo aukščiausi ordino vadovai. Didysis ordino magistras Ulrikas von Jungenas, ordino maršalas Friedrichas von Valenrodas ir didysis ordino komtūras Konradas Lichtensteinas. Į nelaisvę pateko Štetino kunigaikštis Kazimieras. Žuvusiems priešininkams buvo parodyta riteriška pagarba. Jie buvo garbingai palaidoti mūšio vietoje. O ordino didžiojo magistro Ulriko von Jungeno, ordino maršalo Friedricho Valenrodo, ordino didžiojo komtūro Lichtensteino kūnai buvo nugabenti į ordino sostinę Marienburgą. Mūšio lauke paimtos kryžiuočių vėliavos buvo nugabentos į Vilniaus ir Vavelio katedras. Kad visi galėtų įsitikinti pergalės didybę, kuris sukrėtė vakarų Europą, manėsi, kad karinė ordino jėga nenugalima. Kryžiuočių sutriuškinimas nutraukė beveik 200 metų trukusią vokiečių ordino agresiją nukreiptą prieš Lietuvą ir kaimynę. 1410 metais, Liepos 15 dieną vykęs Žalgirio mūšis buvo laikomas svarbiausia lietuvių ir Lenkų pergalė, ne tik viduramžiuose, taip jis vertinamas ir dabar.